Kaip paleisti baimę dėl ateities? Kontrolė ateities, noras viską žinoti, kontroliuoti. Kaip dirbti su šiuo jausmu? Kaip sau padėti? Ir ką pasąmonė apie tai nori pasakyti, kokią žinutę jinai transliuoja? Pasąmonė sako, ateities nėra, tai pats susikuri. Tai mes prie saugumo gal ateinam, kad žmogui žinojimas duoda saugumą. Tai, kas vyksta dabar, aš žinau ir man tai yra saugu. Bet to, ko aš nežinau ir nežinau, ko bus, man kelia tokią baimę. Kelia neramumą. Ir tada tai užsme gaunasi toks ateities bijojimas, nes tu nežinai, kas bus, nežinai, kokia ta nežinomybė. Ir gaunasi toksai, kad čia esu, tarkim, šiam momente, bet šitas momentas aiškus ir į jį atrodo žmogus ne visada įsigilina, įsiprasmina, pajaučia, bet visą laiką jis tokia į ateitį, žinai, toksai kaip būtų į ateitį, o kas vėliau, o kaip čia, žinai. Toks nesu čia, esu visą laiką ateitį. Nesu čia, bet ateitį, žinai. Tai gal reikėtų sustoti truputį kiekvieną kartą ir apsižvalgyti toj ateitį, kuri atėjo. Apsižvalgyti toj ateitį, kurios bijojai. Ar čia iš tikrųjų tai buvo baisu? Ar iš tikrųjų buvo taip reikalinga bijot kažko, ko nežinojai? Nes mums dažnai, žinai, atrodo, kažkokie tai svarbus įvykiai, susitikimai, verslai ar kažkokie tai kitokie niuansai ir atrodo baisu, ta ateitis, ta nežinomybė. Bet kai tai ateina arba praeina, atsisukti ir paklausti, ar tikrai tai buvo taip baisu. Ar tikrai aš turėjau taip, kantinti save, nes, tai toksai vidinės įtampos kėlimas, kai žmogus negali sugrįžti į savo vidinę ašį, tai yra disbalansas. Ir tada paklausti savęs, ar tikrai buvo verta, ar tikrai reikėjo. Galų gale netgi ir jeigu reikėjo, jeigu kažkas tai buvo blogo, tai vis tiek praeina. Ir kai tai praeina, paklausti vėl savęs, ar buvo tai blogai, kaip aš įsivaizdavau. Nes žmogaus protas dažniausiai kuria tą nežinomybės iliuziją ir ta baimė ir ta iliuzija būna labai baisi. Mūsų prisigalvojam visokių tai variantų, lūkesčių, aplinkybių, įvykių ir taip toliau, ir mes tada nemiegam naktim, negalim pailsėti, nes širdis daužosi, adrenalinas sukyla. Bet ar viskas iš tikrųjų yra taip baisu, kaip mums atrodo? Ir ar ta ateitis tikrai tokia, kokia, žinai, ir tas kontrolės poreikis yra dažniausiai iš nesaugumo. Aš manyčiau, mano suvokimu. Kad jisai nori sukontroliuoti tik tai tam, kad jisai būtų saugus, nes jeigu nesukontroliuos, atrodo, turėsime pasileis viskas ir tada jau laikytis. Bet ne visą laiką taip yra. Svarbiausia, aš sakyčiau, išlaikyti savo vidinę tą ašį, savo vidinį centrą, savo vidinę būseną, tą savo vidinę drąsą ir tai taps tavo rezonanso ateičiai. Tai tu žinai, kad tu visą laiką rasi išeitį, kad tu visą laiką rasi atsakymą, kad tu visą laiką rasi sprendimą, bet tas savo vertės žinojimas, savo centro laikymas. Ne per baimę, nes baimė iš tą centrą tirpdo, o per tą tokį vidinį žinojimą. Ir koks skirtumas tada, kas yra toje ateityje. Jeigu aš žinau, kad visi sprendimai pasidarys. Dabar dar toksai klausimas. Meilės gal tema, ne? Gal būtų labiau aktualu klausytojam. Jeigu, pavyzdžiui, kreipiasi, žmogus, nesvarbu, moteris, vyras, kuris nerimauja dėl ateities. Jis nori sužinoti,
kada ten, nežinau, pritrauks meilę, santykius, ar tą išsvajotą vyrą ar moterį, nesvarbu, ar jisai šiuo metu yra santykiuose, ar jisai yra paieškose. Ir vat vis jam neramu, jis vat gyvena tą ateitimi, kada jisai laukia, kol kažkas ateis, ne? Bet ar tai kyla ne iš tos būsenos, aišku, ir iš trūkumo gali tai būti. Kitas dar klausimas, ar tai kyla iš to, kad jis dabar nesijaučia gerai, o jis svajoja apie tą ateitį, kada bus gerai. Ir jis gyvena tą ateitimi. Kaip tu jauti šį klausimą? Ir taip, kaip tu atsakei. Dažniausiai tas laukimas eina iš trūkumo, kaip ir sakei. Tu nori tada, kai tu neturi, nes mes negalim norėti tai, ką turim. Ir tai tada dar klausimas, kiek į tai yra įdėta energijos. Jeigu į tą laukimą yra sudėta labai daug lūkesčių, daug energijos, tos paieškos jos gaunasi labai skausmingos, vidinės tokios, prasme, tikrai sudėtingos. Tai vat, reikėtų gal mažiau tų lūkesčių ir taip mažiau laukti. Nes laukimas taip pat jisai įskelia vidinę įtampą. Ir dažnai vat jos laukia, ne? Ir man sako, tai kiek dar man čia laukti reikės, tai kada pasirodys, tai kiek galima, jau pavargau, jau tas anas. Ir gaunasi, kad ta energija, ne, kurią jaučia, ar jinai gali atstumti, kad nepasireiškia, tarkim, meilė jų gyvenime. Kokią žinutę pasąmonė tai neša, apie ką kalba, kokią pamoką. Taip gali ir taip ir vyksta. Kai tu labai lauki, tu sukuri kliūtis, kad tai ateitų. Nes taip atrodo, kad čia tik tai žodžiai, žinai, kad tai yra iš trūkumo. Iš trūkumo. Aš jaučiu meilės norą, tarkim, iš trūkumo, ne? Bet tas trūkumas yra tai, kad trūkumas manifestuojasi. Ir tą trūkumą, ta prasme, tu ir išgyveni. Ir tą trūkumą sąmonė patiria. Ir į tą trūkumą niekas negali ateiti, nes tu kuri trūkumą pati iš savęs. Jeigu tu paleisi, tu nesitikėsi, nelauksi, nenorėsi, tu pašalinsi bent jau trūkumą ir tada tai gali ateiti. Bet jeigu eini iš bet kur, iš to nebuvimo, tada ir kuri. Ir kiek, kaip tas klausimas, kiek aš dar galiu laukti. Tai tiek laiko, kiek tu norėsi. Kada tu būsi pasiruošus. Pasiruošęs. Jau. Tai gerai, o tada ką daryt? Ką daryt tokioje situacijoje, žmogus nežino, ką daryt. Turi tų lūkesčių, turi kažkokių iliuzijų, idealų, kažkokių prisigalvoja savo galvoje. Ir ką jam daryti? Patys nori, tikisi, laukia, vis pamato kažką, ir ten pažintyse sėdi nuolat, žinai, ieško, o gal iš dangaus nukris, ką daryti? Kaip savo padėti? Kur rasti tokį žmogų, kur tu turi savo idealą? Kaip jį pritraukti? Būk tuo žmogum, kuo tu nori, kad koks žmogus nori, kad būtų šalia tavęs. Nes dabar įsivaizduok, žmogus yra trūkume, žmogus yra laukime ir dar kažkur tai. Dabar esmė, bet jisai nori visiškai kito žmogaus ir jisai nepritrauks to, ko žmogaus jis gali pritraukti tą patį. Bet kitas tai irgi toksai pats. Jis gyvena trūkume irgi taip pat ir jie nebesusitinka. O ką daryti, tai būk tuo žmogum, kokiu nori, kad būtų kitas. Kokiu nori, kad būtų tas, kuris ateis. Ir nelauk. Nesitikėk. Nes tie dalykai ateina tada, kada, kaip sako, geriausi dalykai ateina netikėtai. Tai tas yra, jie ateina geriausiai todėl, kad tu jų nelauki. Tu jau nesikūrė nei trūkumo, nei lūkesčio, tu nesikūrė nei kažkokio tai iliuzijų, o jie tiesiog paėmė ir atėjo todėl, kad tu buvai tas.
tu buvai toksai, tu buvai tam vibracijų ir tam dažniu. Ir tai surezonavo tiesiog ir tu tai prisitraukė. Ir tai manifestavosi net galima taip sakyti, neprisitraukė. Tai va tai ir daryk, pamilt save pilnai, nes kito tu negali mylėti, jeigu savęs nemyli. Mylėk save pilnai, priimk save pilnai, tokį, koks esi. Ir priimk save nuoširdžiai. Ne taip, kad, aš tai žinau, kad priimu save, bet viduje kiekvieną kartą vyksta kaltinimas už kažkokius tai įvykius. Ne, tiesiog supras, kad kartais, kad kas įvyksta, nesame mes tobuli, mes esame žmonės, mes esame patirintys, sąmonė patirinti šitą gyvenimą. Esam visokie ir, ta prasme, esam tobuli ir dieviški, maksimaliai kiek tai įmanoma, žinai, bet mes nesam tobuli savo protui, nes jisai visą laiką ieškos to vertinimo gerai, blogai, aukštai, žemai ir taip toliau. Tai mes savo protui to tobulumo mes jau niekada nesurasim. Mes esam ir taip dieviški ir tobuli, bet ne protui. Protus jau jisai toksai taip pat. Tai supras tą dalyką, kad protui nereikia stengtis įtikti. Kam jis? Žinok, kad esi dieviškas, žinok, kad esi viskas, žinok, kad esi nuostabus. Ir va tai, kuo tu būsi, tai ir tas ir prisitrauks. Tas ir ateis. Toks ir žmogus pasirodys.